Sveiki, pristatome Jums vieną iš mūsų prekybos integracijų būtent su OpenCart platforma. Tai jeigu prekiaujate per OpenCart, turime Jums palengvinimą ir jau dabar galite integruoti būtent mūsų sistemą kartu su OpenCart ir už užsakymus sąskaitas išrašyti automatizuotai būtent per API. Tai ką reiktų atlikti ir kaip naudoti šią integraciją? Keliaujame į modulių sąrašą ir pasirenkame modulį OpenCart bei jį įdiegiame. Įdiegus, jums reikalinga susikurti API raktą būtent OpenCart sistemai. Spaudžiame sukurti raktą, įsivedame pavadinimą, pirmos varnelės pažymėtos jos ir išlieka, spaudžiame sukurti. Sukūrus raktą, grįžtame į OpenCart modulį ir ties API raktu paspaudžiame susijęti nustatymus. Šiame žingsnyje labai svarbu pasirinkti sąskaitos faktūros seriją, mato vienetus, banko sąskaitą, kurią norės atvaizduoti sąskaitose, bei visus kitus papildomus nustatymus, kuriuos rasite žemiau. Akcentas, kad jeigu norėsite klientam, kad sugeneruotos sąskaitos būtų ir išsiųstos automatiškai, tai aktyvuojame modulį bei pasirenkame siuntimo laiško šabloną. Paspaudžiame atnaujinti nustatymus, nusikopijuojame OpenCart API raktą ir paspaudžiame atsisiųsti įskiepį. Parsisiųsite failiuką, kurį reikės įkelti į OpenCart sistemą. Tai ten ir keliaukime. Prisijungus prie OpenCart, jūs turite nueiti į Extensions, Installer ir įkelti šioje vietoje būtent savo parsisiųstą failiuką ir matysite, kada kokį failiuką jūs įkėlėte. Nuo to momento, kai failiukas įkeltas, keliaujame į skiltį Extensions ir ties Modules susirandame Invoice 123 įskiepį. Šioje vietoje reikėtų paspausti žalią pliusiuką, kai tik tai naujai esate įsidiegę įskiepį, ir tada per pieštuką paspaudus įklijuojame API raktą, o dalyje Settings nustatymai pasirenkame, kokiam statusui esant bus generuojama sąskaita, tai užsakymo koks statusas bus, bei pasirenkame, kokį apmokestinamą, jeigu PVM mokėtojai jūs taikysit. Akcentas, kad PVM-ai turi būti sukurti tiek ir OpenCart sistemoje, tiek ir sąskaita 123 sistemoje, kad turėtumėm ką atvaizduoti. Tai kai šitas dalykas bus atliktas, jūs jau galėsite generuoti sąskaitas automatizuotai. Tai perėjus prie užsakymų, kai kliento užsakymas įkris jums į sistemą, jūs matysite visą informaciją apie tą užsakymą. Svarbu PVM mokėtojams, kad būtų išskirti ir mokesčiai, kitu atveju nebus galima sugeneruoti sąskaitos. Ir nuo to momento, kai sąskaita įgaus statusą tokį, kurį jūs pasirinkote sąskaitos generavimui, matysite žinutę kiek žemiau, kad sąskaita sugeneruota sėkmingai. Jeigu ne, vėlgi matysite klaidas esamuoju metu. Toliau atkreiptinas dėmesys į System Localization. Tai va šitoj vietoj ir reikėtų susitvarkyti visus mokestinius dalykus, kokius mokesčius taikysit, jeigu tai reikalingas lietuviškas procentas, jeigu tai reikalingas pagal šalis kažkuris procentas, tai visą tą nusistatote čia. Lygiai tokius pačius procentus turite turėti ir sąskaitą 123 sistemoje ties skiltimi PVM tipai. Bet čia tik tai PVM mokėtojams. Jeigu nesate PVM mokėtojai, tai viskas daug paprasčiau. Ir kas liečia prekes ir produktus, tai būtent ir prekiam turi būti priskirtas apmokestinimas. Tik tai gal čia prie data, kad yra taxable goods. Ir jau tada bus taikoma atitinkamai pagal taisyklės, pagal pirkėjo šalį, koks turi būti priskirtas PVM-as. Tai tikimės, kad šis funkcionalumas pagelbės jum. Ir nuo to momento galėsite pilnai automatizuoti sąskaitų išrašymą, sąskaitos įkris automatiškai į sistemą ir viską jūs čia matysit. Tai gero naudojimo, kilus klausimam kreipkitės.